Pirmas žingsnis, kurį turime žengti, yra ieškoti. Ir vėl ieškoti. Eime pirmyn ir užsirašome. Kaip matote, jis jau pasirodo ekrane. Dabar spauskite ant įdiegti. Dabar, kol jis atsisiunčiamas. Pirmas dalykas bus atsisiųsti programėlę. Tada bus tęsiamas diegimas. Diegimas paprastai užtrunka šiek tiek laiko. Tarp 10 ir 15 sekundžių. Ir tada leis mums atidaryti programėlę. Ir tęsti visą procesą. Vaizdo įrašo įrašymo metu. Dėl saugumo. Mums neleidžiama įrašyti slaptažodžių, frazių ir visko, kas su tuo susiję. Na, kaip matote, turime paspausti čia ant pradėti, kad sukurtume naują piniginę. Čia yra dvi parinktys. Paspaudžiame ant sukurti naują piniginę. Čia taip pat turime dvi parinktis. Sukurkite slaptažodį arba mes pasirenkame sukurti slaptažodį. Visada rekomenduojame atlikti rankinį atsarginį kopijavimą, kuris suteiks jums frazę, kurią turite užsirašyti ant popieriaus. Kaip jau minėjau anksčiau, dėl saugumo, Transval neleidžia įrašyti slaptažodžio srities ir visko, kas su tuo susiję. Bet tai labai paprasta. Tiesiog sekite žingsnius. Taip. Labai lengva užsirašyti frazę. Tada jis paprašys jūsų patikrinti, ar teisingai ją išsaugojate. Čia turite sutikti su 3 sąlygomis, kad Transval nesaugo jokios informacijos. Na, kai frazė bus sukurta ir išsaugota, jis leis jums naudoti piniginę. Galėsite pradėti. Kaip matote, čia viršuje pasirodo kelios parinktys. Siųsti, gauti, parduoti, istorija ir pirkti. Pirmas žingsnis yra tas, kad turėsite nusipirkti, kad galėtumėte atlikti bet kokią operaciją. O tai yra nusipirkti BNB. Todėl turime paspausti ant pirkti. Tai būtina, norint pasiekti BNB tinklą. Kaip matote, čia jis paprašys nurodyti kiekį, kurį norite pirkti, ir turimas parinktis. Pasirinkime mokėti kredito kortelę ir čia pasirodys keli tiekėjai. Kiekvienas gali pasirinkti tiekėją, kuris siūlo geriausią tarifą. Arba tą, kurį labiau mėgsta. Čia jis nurodo, ką kiekvienas tiekėjas suteiks jums, kad galėtumėte naudotis jų platformą. Jei ne, taip pat yra kredito kortelės dalis, kur galite naudoti Google Pay ir skaitmeninį banko pervedimą. Taigi, turite kelias parinktis. Kai nusipirksite, turite grįžti ir sugrįžti į pradinę dalį. Kitas žingsnis yra pridėti Bitcoin sutartį su KA. Pirmiausia, kad galėtumėte jį matyti čia, kur turite visas kriptovaliutas. Antra, kad galėtumėte eiti į Punkward ir įklijuoti Bitcoin sutartį. Pirmas žingsnis bus nukopijuoti Bitcoin sutartį su KA. Turime eiti į oficialią svetainę, visada įsitikindami, kad adresas yra teisingas. Sutartis turi būti oficialiose svetainėse. Šiuo atveju pateksime į Bitcoin Finance ir pamatysime mygtuką BN. Paaiškinta, kur pasirodys sutartis. Na, čia esame Bitcoin Finance ir ką turime padaryti, tai šiek tiek nusileisti ir pamatysime, kad yra mygtukas. Sakoma, Bitcoin Contract. Paspaudžiame čia ir tai mus nuves į CN, kur jau matome oficialią sutartį. Ką turime padaryti, tai šiek tiek nusileisti ir pamatysime čia. Paspaudžiame ant kopijuoti adresą, o tada grįžtame atgal į piniginę. Viskas gerai. Ir paspaudžiame viršutinėje pradžios dalyje. Pažiūrėkite čia mygtuką.
Paspaudžiame. Pamatysite, kad visa tai, kas pasirodo, yra tinklai. Tai reiškia, kad turime vėl paspausti šį ikoną čia viršuje. Daugelis žmonių painiojasi, bet reikia paspausti čia ant Mi. Kitas žingsnis yra pakeisti Ethereum tinklą į VNB. Viskas gerai. Po to pamatysite čia mygtuką, kad įklijuotumėte. Kadangi nukopijavome VNB sutartį. Kadangi jau nukopijavome Bitcoin sutartį, ją įklijuojame ir pamatysite, kad vardas, simbolis ir dešimtainis skaičius užpildomi automatiškai. Paspaudžiame ant importuoti. Ir čia jau turime Bitcoin sutartį su 0 balansu. Grįžtame. Paspaudžiame 2 kartus ir grįžtame į pagrindinį Joza puslapį. Matote, kad sutartis jau pasirodo čia. Kitas žingsnis yra eiti pirkti. Pansakė Swap. Čia matote, kad sakoma atrasti. Ir šis žingsnis taip pat labai svarbus, nes čia, kur paspaudžiame, kad ieškotume Pansakė Swap, svarbu, kad įrašytume pilną pavadinimą. Ką tai reiškia? Net jei jau matote pantivą, turite įrašyti pilną pavadinimą ir užtikrinti, kad adresas būtų teisingas. Dabar tai yra Pansakė Swap, matysite čia. Jei spustelėsime čia Pankuivat, turite įsitikinti, kad parašyta Pankuivat. Taškas, jei matote kokią nors raidę. Prieš finansę, kuri nėra Pankuivas, tai gali būti sukčiavimas. Tiesa. Na, kaip matote, esame pagrindinėme Swap puslapyje ir pirmas dalykas, kurį reikia padaryti, yra prijungti Sveitausendem piniginę. Paspaudžiame ant prijungti ir pasirinkame trans. Gerai. Paspaudžiame ant prijungti. Ir jau matote, kad čia viršuje piniginė pasirodo. Kaip ir turėtume turėti prijungimo parinkti. Tai reiškia, kad jau esame prijungti. Matote, turiu šiek tiek BNB balanso. Ir rašo, kad kitas poras yra SKP. Taigi, ką turime padaryti? Tai eime čia į cakę ir vėl įklijuojame Bitcoin sutartį ir matote, kad čia jau pasirodo importavimo parinktis. Paspaudžiame ir jau matote, kad čia apačioje pasirodo. Kitas žingsnis. Taip pat svarbu, kad neįdėtumėte viso turimo kiekio, nes visada turite palikti bent $1, kad galėtumėte sumokėti už dujas, kitaip gausite klaidą ir nesugebėsite pirkti. Šiuo atveju aš įdėsiu 75%. Ir matote, kad čia pasirodo pirkimo parinktis, kad su tais $5.64 galiu nusipirkti 18 bitkoinų. Tiesa. Taigi, paimame tai čia. O kitas žingsnis yra labai svarbus, nes kitaip gausite klaidą. Turite eiti į mokėjimo kvitą. Ir čia turite įdėti 5%. Jau žinote, kad yra mokestis. O jeigu jie nededa 5%, tu neleisi. Tiesa, paspaudžiate ant Swap. Ir kai jie spustelėja Swap, jis paprašys leisti atlikti operaciją. Kartais tai gali užtrukti šiek tiek. Paspaudžiate ant leisti. Ir dabar pažiūrėsime, ar sandoris bus įvykdytas. Tobulė.